sveiki atvykę į trečią Seulo vlogą. Prieš jums paklausant, taip. Nuo šiol aš būsiu su tiesiais plaukais, nes nusprendžiau pabandyti korėjietišką plaukų procedūrą, kur man šiaip pasakė, kad plaukai turėtų laikytis tokie tiesus bent kokį mėnesį ir jau po to pradės grįžti garbanos, bet per video pamatysite, kaip greitai jos iš tikrųjų pradėjo vėl grįžinėti. Ar man patinka ir tinka tiesus plaukai? Aš dar nežinau. Jūs galite parašyti, kaip jums, aš nesupyksiu, jeigu nelabai. Tiesiog galimai kitą kartą, kai užeisite į YouTube ir bandysite rasti Simonos kanalą, tai jums rodys account not found. Bet šiaip varom pusryčiauti ten, kur jau varom, aš gal 5 kartą per šią kelionę. Mano šilinukas atsakė gyvenimą gyveno. Pusryčiavome čia tokiais setais, tai pavyzdžiui pas mane su lašiša, udon makaronais ir Pietų Korėjoje, Japonijai labai populiaru yra valgyti žalią trynį, susimaišius jį su ryžiais. Ir visas toks setas kainuoja apie 8-9 eurus. Dabar mes varysim į rajono Hongdae. Žodžiu, korėjiečiai labai daug turi visko zero. Ten zero sugar, be cukraus, be kalorijų. Ir aš pasakė, kad čia yra kavinė, kaip desertinė, kur jie turi savo kažkokį saldiklį sugalvoję. Ir ten irgi atseit yra viskas be cukraus. Mes dabar ten varom. Labai įdomu paragauti. Galbūt šitą kavinę yra uždaryta. Atsiprašau. Ne, bet rajonas tai geras. Ne, rajonas tai jo. Mes nebuvom dar šitam rajone. Mes norėsim čia grįžti dar kartą dėl šitos kavinės. Klausimas. Kada tai atrodo kaip pamalai? Paragaujam. Tai gal mano asmeninis dalykas, aš negaliu valgyti, kai taip sumesta, bet skonis. Paragauti. Varto, kad tekstūra tokia, čia kažkas pakrantai. Jau pavalgė, taip. Nes jis dar šiltas, Taip. Labai tikrai skanu, tie sausainiai šiaip atrodo kaip biskofo. Arba gaidelio. A few moments later. Praėjus laikui, maždaug 10 minučių nuo mūsų video įrašymo. Neskanu, tekstūra kažkoks jovalas, atrodo, kad ten kažkas išspjovė tiesiog tai, kas suvalgė. Mane pykina dabar nuo jo. Aš ten negrįšiu niekad gyvenime ir nerekomenduoju niekam lankytis. Ir aš žiauriai nepalaikau viso šito dalyko. Man atrodo, kad čia yra labai žalingas dalykas. 0 riebalų, 0 angliavandenių, 200 gramų baltymų. Kačių maistas. Kačių maistas. Nevalgykit kačių maistą. Ne. O jis valgomas šiaip? Jis labai skaniai kvepia man ir kažkada su broliu, ko jis turbūt nenorės pripažinti, kadangi jam jau 30 metų, bet mes ragavome kačių maistą. Ir? Ne, jis iš tikrųjų nėra skanus. Ne? Jis galėtų pagalvoti. Bet aš vis dar noriu paragauti šlapę kačių maistą. Vat jo, aš dar neišdrįsau paragauti. Gal link jubiliejaus 25, gal paragausiu. Kas, kaip sakoma, būtų perka, vaiko laukiasi Saša. Iki 25 metų. Noriu pradegustuoti kačių maistą. Kačių maistą šlapę. Aš šiaip ragavau sausą šunų maistą. Mes tam pačiam dugne. Tai ieškosim kur kitur išgerti. Šiaip Seule yra labai didelė kavinių kultūra, ne tik dėl to, kad korėjiečiai labai mėgsta kavą, bet ir dėl to, kad jie labai mėgsta kavinėse susitikti, dirbti ir fotkintis. Dėl to Korėjų kavinėse labai investuoja į jų estetiką, gražius gėrimus, desertus. Šiaip kavinukės atrodo, kai eini, vos ne kas antras pastatas yra kavinukė. Atėjome suši traukinuką. Konceptas toks. Čia važiuoja, kaip matot, labai daug sušių. Tu gali bet kurio momentu tiesiog paimti, kuris tau skaniai atrodo. Arba tu gali per čia užsakyti ir tau atvažiuos. Arba tau atneš. Ir čia pagal lėkštutės gali matyti kainą. Čia viena lėkštutė, žodžiu, max kainuot gali 3 eurus. Ir turim 15 sušių lėkštučių. Kiek tu vertini nuo 1 iki 10 viską? 6,5. Sveiki Simono. Sveiki Simonos prenumeratoriai. Šiandien mes grįžome iš mūsų pasivaikščiojimo. Aš turiu jums nedidelį pirkinių parodą. Arba, kaip sakyčiau, aš jau gyvenčiau Los Andžele. We got a little haul going on. Ladies! Taurino guminukai. Nevalgysiu dėl aiškios priežasties, bet labai skanus ir atrodo kaip suskystintas energetinis. O dabar pagrindinė dalis man Simono padovanojo maišelį. Happy and Big Agri su tokiu gražiu pakabuku. Dabar mes išpakuosime ir pažiūrėsime į šią nuostabią staigmeną. Mes jau taip pat buvome šioje parduotuvėje ir įsigijome štai tokią kosmetinę. Na, mano manimu, tai čia yra maža daiktadėžė. Fainas čia printas.
Happier. Happier. Va toks daiktas, aš iki šiol nežinau, kas čia. Aš net nesuprantu, kas čia vyksta. Šiaip kombinacija tikrai labai graži. Prideda, šitas kondicionierius smirda supuvusiu Rigalovu. Ar jinai slankios per mano petį? Aš jaučiu, kad taip. Kas yra, kas to tokia juokinga? Tai neadekvati. Man žiauriai smirda. Simona pamiršo paprašyti, kad mums kambarį išvalytų. Dabar čia ir smirda, ir kondicionierius. Nes mes kakojam tiesiai vidurį kambarį. Iki. Ate. Rytas šiandien nelabai labas. Pirmą kartą išplovau galvą po tos procedūros. Ir plaukai, sakykime, ne pačia geriausia būsė. Jie labai tapo pūkuoti, kur iš esmės visos procedūros esmė buvo, kad man plaukai taptų mažiau pūkuoti. Kitas dalykas, man sudužo telefonus. Ponas X galbūt trinktelėjo šiek tiek per ranką. Taip, buvo. Na. Ir dabar mes einam į tokį iFix. Paklausti, kiek galėtų kainuoti taisymas. A few moments later. Atėjom mes ten, kur taiso ekranus. Tai kainuos apie 200 eurų. Brangu. Kol kas norim dar pagalvot ir eisim kavos kažkur pagalvot. Aš paėmiau afagato. Čia visiškai kitas dalykas, kurį aš norėjau. Čia visiškai mano kaltė. Man taip pat labai smirda pirštai nuo ungurio. Aš tualete kaip psichopatas ploviau tas rankas. Gal 10 kartų išploviau ir vis tiek neišploviau. Šitas pastatas yra, kaip manot, kas? A. Muziejus. B. Gali padėti? Parkingas, C. maisto parduotuvė, D. ofisai. Teisingas atsakymas? Nei vienas. Čia yra akinių parduotuvė. Aš netikiu, kad čia visas pastatas. Šiaip jo greičiausiai čia yra kažkoks vienas aukštas akinių parduotuvės, bet... Aš manau. Tai... Supratai? Ne. Aš manau, kad aš manau. Okay. Joking. Šiaip Korėjai labai daug investuoja į parduotuvės, nes žmonės čia labai daug apsipirkinėja. Ir čia yra labai didelė trendų kultūra. Grinai gali atsidaryti parduotuvę 2 mėnesiam ar mėnesiui ir užsidaryti. Ne tik parduotuvę, bet gali ir kavinę užsidaryti. Aš kol kas Seule nerandu skanios mačius. Bet šita ne tai, kad nelabai skani, jinai žiauriai neskani ir aš suprantu kodėl. Oho. Prauk mano, realiai sezaminė kava ir be cukraus, atrodo. Oi, ne, čia tai buvo. Kas mano akim? Pala, parodyk. Ištikėjo kraujas. Ką? Į akį. Saša. Bliam, aš nežinau, ką daryti iš tikrųjų. Žiauriai šlykšta. Gal man pradės patikti dar. Turi būti tokia skaiščiai žalia. Žinai, kelionėse kai kurie dalykai nesikeičia ir čia Simonos eksperimentavimas su maistu ir gėrimais. Bet tai, jinai turėtų būti normali. Bet mes esame Korėjai, ne Japonijai. Aš nežinau, būtent mes esame Korėjai. Kaip Lietuvoje gali būti skanesnė mačia negu Korėjai? Jeigu jūs žinot Seule, kur skaniai kavos gali, mačius. Tai būtinai parašykit, nes mes jau kaip tik nebūsim Seule. Nes kol kas, žiauriai šlykšta, aš nesuprantu. Man atrodo, šitas vlogas yra labai toks realistiška kelionės diena. Nes va čia kažkas, su kuo tu susiduri vis tiek, kiekvienoje kelionėje kažkokia diena būna, ar net kelios, kai visiškai ne pagal planą. Tai va šiandien yra grinai tokia diena. Aš jaučiu lyg aš realiai kažkokią skrandžio rūgštį geriau. Šiaip mes Seule po biškį turim savo rutiną. Mes beveik kiekvieną vakarą. Po truputį. Tai aš pasakiau po truputį. Prašau, dabar sustabdyk kamerą. Po biškį turim savo rutiną, tai aš pasakiau po truputį. Tu realiai neatsimeni, ką tu pasakai? Realiai gal aš po truputį pasakiau, žodžiu, mes po truputį Seule turim savo rutiną. Rutina susideda iš to, kad mes grįžtam į tą pačią vietą ir Simona netiki, kad mes buvom šitoje vietoje. Einame kažkokį prekybcentrį, kur mes buvom jau gal 2 kartus. Ir aš sakau, geras, šitas, kur mes buvom. Ir Simona tokia, ne, mes čia nebuvom. Tas žmogus, dėl kurio daromi informaciniai centrai prekybcentrės. Pasimetė Simona. Tai va, ateiname šitą vakarą, į šitą parką beveik kiekvieną vakarą pastaruoju metu, nes labai čia jauku yra. Pasiėmėm kavuko, mačius labai neskanios. Tai jūs pažiūrėkit, realiai pelkės.
pelkės spalvos. Ir žaidžiam čia arba Pikminą, arba Mario Kartą. Čia labai faina, kad link vakaro įsijungia šitie lemputės. Va, sušių Šit nėra taip daug, žinau, mes kažkada turėjom daug daugiau lėkštų. bokštą. Čia labai brangios lėkštos. Jo. Kiek tu vertini nuo 1 iki 10? Nu jau kaip 10, bet mes buvom tenai pas tą vyrą, Japonijoje? tai 9,5. Tai kiek kainavo mūsų Kainavo sušių? 38 eurus. Mes su Simona priėjom prie išvados. Lietuvoje yra visai skanus sushi masters. Tenai, aš sakyčiau, toks kiekis sushi kainuotų apie 60-70 eurų. Ar jie būtų tokie pat kokybiški? Na, vat klausimas. Šiaip Ne, dabar tu kokybiškai pasakei. jo, bet čia žuvis tai šviežesnė vien dėl regiono, ne? Na, neįmanoma. Lietuvoje turėti šviežesnės žuvies negu Korėjai. Tiesiog neįmanoma. Grįžom į vietą. Parodysiu, ką nupirkau Brandy Melville. Nusipirkau tokį long sleeve, ilgą rankovį. Tuomet piniginę. Ai, ir koinę nupirkau su Seulo vėliava. Nežinau, kaip čia matosi, bet vat. Oi, Seulo, Pietų Korėja. Čia bus mano desertas. Ir su jumis sumatysim rytoj. Pusryčiai. Krabmė onigiris, sūris ir dapušinė. Žiūrėkit, koks pastatas, čia viešbutis. Čia atrodo, lyg čia būtų kapsulinis hostelis. O mes varom kavos. Vos visko absoliučiai neperčiau. Mes varom į Seulo bokštą. Gan turistiškas, bet mes pagalvom būtų kieta pažiūrėti Seulą iš toli. Vienintelis dalykas, kad laukai yra 1 laipsnis ir kelias kito Seulo bokšto yra status į viršų. Varysim su keltuvu. Nežinom dar kiek kainuos. Šiaip, aš galvoju bus brangesnis. Dviem žmonėm apie 15 eurų. Taip, ir papasakok, kaip tu dar darysi nagus Taip, jo. Mes tikrai spėsim. Mes tikrai spėsim. Ai, beje, mums reikės rasti bankomatą, dėl to man reikia išsikrinti pinigų. O kiek šių žmonėm? Atvažiavom. Šiaip tikrai jis kažkoks mažiukas realybė atrodo. Jis žiūri mažas šiaip. Čia nepalyginsi su ta televizijos bokštu. Ar jūs pasiruošę? Ir žinot, kas yra įstabiausia? Kad jie man padarė šitą per valandą. Per valandą su nuėmimu, su odelėm ir su visais šitais triušiukais, bantukais. Ir pažiūrėkit, kaip mielai atrodo, aš negaliu. Kainavo 70 eurų. Brangoka, bet tuo pačiu aš Lietuvoje kartais moku 5 eurų už manikiūrą paprastą. Aš jau antrą kartą vadarausi šitam salone manikiūrą. Pirmą kartą ir antrą kartą žiūrėjau kažkokį realybės šou. Pirmą kartą aš nesupratau, kokia jis buvo. Dabar, ten viskas buvo korėjietiškai, bet prasidėjo labai daug merginų, suskirstytos grupelėm. Kiekviena grupelė turi padaryti kuo įmanomai instagramiškesnės nuotraukas, kuri grupelė surinks daugiausiai laikų iš viso. Palai. Tokie vat korėjietiški realybės šou. Žinokit, aš nemeluosiu. Aš taip įsitraukiau. Iš pradžių galvoju, kas čia per smegenų puvėsis. O to visą laiką, kol man darė manikiūrą, visą tą valandą aš žiūrėjau tą šou. Bet jo, korėjiečiai šiaip žiauriai yra... Jie labai mėgsta viską, kas yra instagramiška. Jie dėl to daro ir kavinės instagramiškas, ir parduotuvės instagramiškus, ir savo ten kepinius instagramiškus. Jie labai mėgsta visą tą estetiką. Ir nagus irgi mėgsta estetiškus. Tai va, o aš grįžtu pas Sašą. Jis man neatrašo, aš nežinau tiksliai, kur jis. Šiandien jis kavinė, bet... Tai šitas apžvalga, tai šitą man pavadino Saša. Čia šiaip fun fact, mum laimėjo korėjietis šitą žaisliuką, nes mes labai ilgai negalėjom laimėti ir jos labai už mus rėkavo tiesiog, kad mes laimėtume. Tada, kai mes išleidome visus savo grinus, jos priėjo, jos toliau žaidėmės, pagalvojo, jos turbūt savo nori laimėti, o jos laimėjo ir jos mum padovanojo. Gerai, kas jis būna mano tašyti? Dezinfekcinis, prieš valgant maistą, tenai.
lūpų blizgis. Labai šitas fainas, jeigu būsit Korėjai. Kas pas tave per nagučiai? Nagučiai taip pat korėjietiškai, kaip matėt. Neatsimenu, ar šitam, ar praeitam vlogam. Katinas. Kur katinas? Triušis. Triušis. Palauk. Wow. Tai pasas. Kaip Korėjai, jeigu būsit čia, galima apsipirkti tax free, duodant pasą parduotuviai, tik jūs ten nuima gal kokius 2 eurus. Ir tai jeigu perkant daug. Piniginė yra mano banko kortelė, nerodysiu. Transporto kortelė ir viešbučio kortelė. Micijų batonėliai. Labai mėgstu micijų batonėlius, juos dažnai imam į keliones. Aš mėgstu juos labai ir skrydžius, ir šiaip dienos eigoj pasiimu. Aš visad pasiimu vieną savo, vieną Sašai. Man jie šiaip labai skanus ir man kartais Korėjai pritrūksta kažkokio suprantamo maisto, tai aš jau tiesiog turiu, kai aš noriu kažko saldaus ir baltyminio, nes man, pavyzdžiui, dar kelionėse, kas yra sunku, tai susirinkti pakankamai baltymų. Tai šitą, pavyzdžiui, yra 18 gramų baltymų. Labiausiai mes mėgstam šitos realiai su žemės riešutais, bet čia mes dar kelis, kuriuos labai rekomenduoju paragauti. Tai juos galite rasti Maximo, ir Rimi, ir Iki. Tikrai labai rekomenduoju išbandyti, pasiimti su savim į kelionę ir Micijų labai ačiū, kad parėmė šį video. Simona ragauja Desserčiuką. pyragą. Basil strawberry. Oi, tai tau patinka? Oi, aš labai džiaugiuosi, nes aš galvoju, kad tau nepatiks. Mūsų kavukas. Čia visur bėduodu iš tos. Viską išpyliau, ką galėjau. Čia yra lietaus tematikos kavinė. Ko? Lietaus tematikos. Už lango lyja šiek tiek. Žiūrėjau, atrodo, kad užuom iš tikrųjų lyja. Bet aš tikėjausi kažko įdomesnio. Ne, bet už lango iš tikrųjų lyja. Ne. Ai, ne. Ne. O, geras. Atmosfera man biškai primena burgerinę. Apart to, ragaujam kavą. Truputį primena šiaip tai. Iced Americano. Čia yra juoda kava. Gerai. Ne ilga kava. Ne amerikietiška kava. Čia yra juoda kava. Tai kavą aš vertinu 6 iš 10. Desertą aš vertinu 8 iš 10. Na, man kava net nepatenka įvertinimą. Aš tokios kavos net. Aš žinok, perėjau į naują lygį. Kai kuri kava dabar tiesiog nepasiekia Anuliuojama. Sašandartų. Ir tokia kava yra tiesiog diskvalifikuojama. Šitą kavą aš diskvalifikuoju. Desertas 8. 7 yra iš 5. Aš papasako, ką mes šiandien veiksim. Visų pirma, norėčiau adresuoti žmonės, kurie rašo, kad mūsų vlogai tik apie maistą. Aš manau, kad jūs pavydit. Taip, aš manau, kad jūs esat kupini pavydo ir tiesiog irgi norit maisto. Kas liečia mūsų dabartinius veiksmus, o taipogi planus. Dabar mes valgome tortuką. Simonas sakys, dabar rodysiu maistą ir jūs galėsite užsimerkti ir po to jums sakysim, kada atsimerkti. Žodžiu, tada išgersim kavos, taipogi. Mes eisime į tokią vietą, kur Simonai pasakys preliminarią kainą jos telefono sutaismo, kadangi, kaip žinote, įvyko incidentas ir mūsų vienas iš šalutinių tikslų yra rasti lagaminą. Nu, aš jau sakyčiau, vienas iš pagrindinių tikslų. Pagrindinių tikslų, jeigu mes lagamino nerasim, Namo mes neskrisim. Tai kągi, radom lagaminą. Aš jums teisingai išvizduoju, aš neperskaičiu. Atėjom žodžiu į turgų. Kad jūs turėtumėte omeny tiesiog, pigiausias lagaminas, kurį mes radom parduotuvėj, buvo 350 000. Jis buvo tokio dydžio, vat grinai viens prie vieno Jeigu tokio nemažesnis. dydžio, jo medžiaga buvo identiška, absoliučiai, va tokia buvo medžiaga. Ką tik mes atėjome pas žmogų, aš paklausiu lagamino kainos. Galvoju, nu to jis šaus kažkokią Kosmosą. nerealią kainą. Jis sako 60 000. Ir mes nesupratom, ar 60 ar 600. Aš pažįstu, kad jis pasakė 600. Galit nesijuokti, nes tokie lagaminai realiai kainuoja parduotuvėj po 500 000. Po to aš jam sakau 40, nežinau kodėl, tiesiog mane azartas kažkaip pagavo. Jis išpūtė akis, sako 40, čia maža kaina, aš galvoju, nu jo, čia tikrai absurdas. 40. Žodžiu, ant 50 galiausiai susitarėm. O dar Labai jis gražus. pasakė, kad pas mane biskis maža. Ir čia dar žiūrėjom, ir čia labai daug keramikos. Paimam daugiau, kad nebūtų kaip po Japonijos. Jo, mes Japonijai paėmėm tik biškį keramikos ir mes taip pat Mes gailėjomės. galimai praeidinėjom keramiką ir galimai turėjom kivirčą. Ir aš nežiūrėjau nieko. Ir po to, kai mes grįžome, ir aš pamačiau, ką Simona nupirko, ir man buvo taip gėda. O po to mes, kai atvažiavom į Lietuvą, aš žiauriai norėjau dar, kad būtų, bet tiesiog, Simona nepaėmė, nes jinai tik tiek galėjo paimti ranką. Mes jau sudaužėm.
Jo. Tai va, nežinau, paieškosim ir aš po to jums parodysiu, ką mes galiausiai paėmėm. Žadėjom, kad parodysim, ką nupirkom iš keramikos. Išleidom viskam apie 30 eurų. Dubenėlis numeris 1. Dubenėlis numeris 2. Kačiukas ant Fuji surfino. O, čia šitą radau, kurį, jo? Jo. Taip. Simonas su gigantišku katinu puodelis. Taip, žiauriai kietas. Mano mamai. Lėkštutė. Kaip matot, mes mėgstam katinus. Tai dar dubenėlis su katinu. Parašykit komentarus, kas jums labiausiai čia patiko. Labas rytas. Atėjo mūsų paskutinė Seulo diena. Mes bandom viską įtalpinti į 2 lagaminus. Pas mus buvo tik vienas lagaminas, kai mes važiavom čia. Ir mums kažkaip jų užteko. Dabar mes vos įtalpiname viską į 2 lagaminus. Žiauriai kietas dalykas, mes kadangi apsistojom šitam viešbutyje 3 savaitės, tai teoriškai mes turėjom išsičekauti dar prieš 3 valandas, bet mums leido išsičekauti vakare. A few moments later. Kaip nekaip įtalpinom viską į 2 lagaminus. Mintis? Aš noriu numo. Pažiūrėsim, kiek sveria Sašos kuprinė su PlayStation'u. 10 kg. Oho. Mano mini holas. Saldžios bulvės, kiaušiniai marinuoti, vištiena. Čia gabaliukas vištienas. Dar paėmiau kaukę, nes savo kažkur pamečiau viešbutyje. Esam prie savo vartų, ėjom iki jų atrodo 3 valandas. Už mūsų yra bambukai, beje, oro uoste bambukai. Jaučias kaip šitam. Panda. Kur? Panda. Jauties kaip panda. Ne, nesijaučiu kaip panda. Kaip koala. Ir desertui dar va turiu myčijų batonėlį. Kokoso cheesecake skonio. Sūrio pyrago, turiu omeny. Taip. Kokosų ir sūrio pyrago. Kokosinio sūrio pyrago. Šokoladinį gaminį. Batonėlis. Pusduonį. Na viskas, mus taipina. Ar tu pasiruošęs? Beveik 14 valandų skrydžiai. Pliam, aš irgi ne, nes aš tai dar sėdžiu per vidurį. Saša bent jau aisle. Sėdės per vidurį. Ilgas skrydį. Ilgam skrydį, taip. Ir kaip tai buvo? Siaubinga. Supratau. Nufilmuoji? Taip. Gerai. Taip, aš moku skaityti, beje. Žinau? Taip, moku skaityti. Nauai. T-H-E-D-I-S-O-R-D-E-R. Tokį tėvūkiškai baidį dabar pasakiau. Oi, tiesiog. 23 beveik. Tai metu sakai, kad tau 23, tau tik už pusės metų 23. Gerai, mes turim. Vis pirma pas mane pastoviai krenta šitas, bet mes kažką su to padarysim. Chicken teriyaki, ryžiai, tofu, bandelė labai šilta, kimčiukas mini, kažkoks turtukas ir Sašai tiesiog kažkodėl be jokios priežasties davė pastą. Galbūt dėl to, kad kai man paklausė, ką tu valgysi, aš sakiau, chicken. Žinojot, kad serviso gale visada galite paklausti, ar liko dar. Aš šiaip kažkada taip Sasę gavau pirmos klasės kažkokį patiekalą. Baisiausia yra išdrįst paprašyti.